Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Aš Ąžuolas Tubelis ir žmonės, jūs tikrai negalite praleisti laidos. Krepšinio pasaulyje gal Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi. Kai Žalgirio arenoje susirenka 15 000 žiūrovų prieš rungtynes Žalgiris Madrido Real, negaliu nepakalbinti tų, kurie ateina, žino, kas žais, bet nežino rezultato. Taigi mūsų interviu. 3 vyrai, nuo mažiausių iki didžiausių. Už Realą sergat? Tikrai ne, už Žalgirį, Kauno Žalgirį tik tai. Tikrai už Žalgirį turim laimėti šiandien. Nuo vaikystės už Žalgirį. Būtina būti taikliem. Šiandien tokios rungtynės, kad jau netaikliem nebėra kada. Tai ar gynyba pasitikit labiau ar puolimu? Pirmiausia, gerai apsiginsite, tai bus ir puolimas. Žalgiris Real, taigi prognozuokit, kaip bus šiandieną. Tai namie žaidžiam prieš Realą, tai turim pirmauti. Plus 10, 2. Gal kukliau duodam biškį. Plus 2. Sakyčiau, kad Žalgiris laimės ant 6 taškų. Mano nuomonė tokia būtų. Tikiu, kad šiandien bus pergalė. Pergalės? Tai tik laimėt. Pergalės. Ir top 6. Tai laimės Žalgiris prieš Realą? Privalo laimėti, kadangi kitaip tai bus liūdna. Reikia laimėti. Plus 6. Realo. Žalgirio. O kur tas užtikrintumas? Tiesiog jaučiu. Daug dievė. Taip ir bus. Bet ar aukščiausiasis girdi? Taip, išgirs. Mes jam pasakysim, paprašysim. Svarbiausia, kad nebūtų traumų. Taip, tikrai taip. Čia svarbu. Baigėsi rungtynės. Sveikiname Kauno Žalgirį, padovanojusi visiems pergalę. Bet dabar 7 vieta, tai labai gerai. Ar turėjom kada taip aukštai pakilę? Buvom ir lyderiai pirmoje vietoje. Tai kad Jasikevičius buvo, tai buvo, bet dabar... Masiulis turbūt antras bus Jasikevičius. 87-85 šį kartą visos kortos buvo pastatytos ant gynybos, nes Realas dar turėjo paskutinį šansą išsigelbėti. Bet krepšinio dievai buvo žaliai baltų pusėje, visos maldos buvo išklausytos. Viena ataka mums pasisekė, jam ne. Aš nebuvau ten epicentre tų įvykių, bet metimas skriejo pro šalį. Dabar turbūt net nekalbėčiau, jeigu Hezonė būtų pataikęs tą tritaškį. Tai toks tas krepšinis, bet labai smagu, kad viskas į mūsų pusę pasisuko. Real grįžta namo liūdnas, jis ir vėl pametė Kaune karūną. Žaliai balti aukštyn sparnus kelia, Žalgiris grįžta į pergalių kelią. Kokia pergalė, kokios rungtynės, su sunkia, be galo reikalinga ir velniškai saldžia pergalė, visi Kauno Žalgirio fanai. Taip ir turėjo būti, nes mes visi to norėjome. O ką dabar galvoja vyriausiasis treneris ir tie, kurie bėgioja po aikštelę. Dar nieko nebaigėm, galim kažkokią žymę palikti, jeigu jie ar išeis ar neišeis, nesvarbu, bet mes turim padaryti savo darbą, mes turim bent pabandyti padaryti savo darbą iki galo. Tikrai matosi, kad jie nori, jie tiki tuom ir ar gausis ar nesigaus, čia kitas klausimas, bet kad svarbiausia, kad išėjęs, kaip ir šiandien padarėm viską, ne taip kaip Panathinaikose kažkur pritrūko tokio truputį mums, kad toks vaizdas, kad Panathinaikose daugiau norėjo negu mes, tai čia toks blogiausias dalykas gal yra. Šiandien tikrai matėsi, kad mes irgi labai smarkiai norėjom. Žolėlio šakos linko, bet atlaikė Realą. Kur ta mūsų dabar jėga buvo? Gynyboje tikrai nebuvo pirmą pusę. Paskui gal truputį, kontaktą davė tikrai, manau, abi komandos vos nemušėmės, kai turi jie tokį didelį žmogų. Tai reikia atstovėti jau visų kūnų, tikrai nebijojom pasistatyti savo kūną. Manau, tas mūsų fiziškumas, kontakto nebijojimas ir tiesiog atsidavimas aikštelėje, tikrai visi, kas žengia į parketą, šiandien atidavė viską ir tai tas ir lemia. Labai džiaugiamės šitą pergalę, labai svarbi tiek emociškai, tiek psichologiškai. Yra, o šalia mane sėdi žmogus greitis, tai reikia su juo bėgti iš paskos ir gaudyti kamuolius, bet
nežinau, vienas iš tų akcentų buvo, kad turim, nežinau, beveik juos apibėgti, kol jų didelis šitas Tavaresas nespėja grįžti baudos aikštelę. Nepasidavėm, kai buvo sunku, nenuleidom galvos galbūt kažkokiais sunkesniais momentais, išlikom kartu. Na ir šiandien, sakyčiau, ta kova ir didžiulį norų išplėšėm tą pergalę. And definitely we knew we was going to win, not in that hard way. We knew, okay, it's going to be hard, but not that hard, And I feel like what we did is we was dominant. We were way better in the second half than the first half, make them stops. And I'm really happy for that because the guys was doing good and didn't give up. Nuostabi pergalė. Bet būtų dar lengvesnė, jeigu mes pagaliau pradėtumėm taikliai mėtyti baudos metimus. Vien tik psichologija, visi žaidėjai galvoja, specialiai prameta. Dėl to ir noriu, kad visą areną palaikytų mumis, kad ir Laurinas ar kitas prameta, kuo daugiau prameta, to daugiau palaikytų. Man Serbijoje strigo fanai, kur baudas prameta, tai dar daugiau visi ploja, dar daugiau visi palaiko. Tai čia toks, patikėkit manim, visi žaidėjai nori žaisti, nori pataikyti, nieks specialiai neprameta. Nežinau, tokia nepastaba, bet manau, turi mano komandos draugai labiau susikaupti. Ir tuo momentu, kai atsistoji laisvas mesti į krepšį, tu turi pataikyti. Čia yra nesuprantami dalykai. Džiaukimės, kad iškovom pergalę ir jau nebereikia žvalgytis atgal, kiek galėjom įmesti, kur dar galėjom įmesti ir tiek. Visi mes sėdėm vienoj valty, mes žaidėjai, žiūrovai, visi kartu laimėm, visi kartu pralaimėm. Man atrodo, visi tą suprantam ir tik tai visi darydami bendrą darbą kažkiek tai galim prisidėti. Taip, jaučiausi labai pakylėtas. Mano draugai irgi jautės pakylėti, visas suolas buvo pakylėtas ir taip žiūrovai labai gerai žiūri ir, nežinau, atsistoja, rėkia, palaiko, nušvilpia. Ir klaidas teisėjų mato? Mato, jo, tai tenai viskas ant to HD televizoriaus viršui, iš 4 pusių gali visi matyti, tai nežinau, labai šaunu ir mums tik belieka mėgautis. Įdomu, ką ketvirtis amžiaus už Atlanto gyvenantis kaunietis, Europos jaunimo čempionas Ramūnas Petraitis galvoja, ar Eurolygos įdomesnis rungtynis, ar NBA. Tikriausiai jam anas krepšinis labiau patinka. Ne, tikrai Lietuvos ir Europos krepšinis. Net stratosferoje ne vienoj. Ir žiūriu kiekvienas Eurolygos varžybas Žalgirio tikrai, Šaro, Penį, žiūriu taip pat kiek galiu, kiek Lietuvos televizija rodo, nes Amerikoje man taip gaunasi, kad išeina pažiūrėti laikų atžvilgių, taip kad stebiu viską ir labai džiaugiuosi už abidvi komandas. Dabar jau dar turbūt meteliai ir NBA atkeliaus į Europą. Kaip tu galvoji, susimaišys tas krepšinis, ar bus hybridas toks kaip Trumpas ir Putinas, ar kas nors įdomiau? Tikiuosi, kad bus geriau, nes blogiau negu tie du negali būti. O kaip čia susiklostys, labai sunku pasakyti. Čia jau profesionalų darbas. Apie džiaugsmą, kurį kartu patyrėme su Vilniaus Rytu, kuris pagaliau paliko top 16 FIBA čempiono lygoje ir tęsia kovą, o galbūt dėl pirmosios vietos. Ryto šaunūs didvyriai kariai parvertė ant menčių Galatasaray, prakeiksmas pagaliau nuimtas, Ryto klubas į ketvirtfinalį priimtas. Valio! Puiki, nors ir labai sunki Ryto pergalė 81-90 pagaliau atvedusi Rytą į taip ilgai lauktą ketvirtfinalį. Išsvajotas tikslas pasiektas. Norint ten patekti, Rytui buvo būtina pergalė, tačiau Rytas ne tik laimėjo, bet ir žengė į kitą etapą kaip grupės nugalėtojas. Rytas kovėsi Stambule kaip sužeistas žvėris, be savo pagrindinio dirigento Hardingo, netikėtai patyrusio traumą per apšilimą, be didžiojo Ramšio Gudaičio, pradėjusio rungtynę startinėme
penkete, tačiau greit grįžusio ant suolo ir šiandien žaidusio tik epizodiškai. Akivaizdu, kad Gudaitį stipriai kamuoja sveikatos problemos ir jis visgi negali žaisti pilna jėga. Tačiau Rytas turėjo kitą ginklą, savąjį Dirką Novickį, Gytį Masiulį, šių rungtynių nesustabdomą MVP, surinkusiai 25 taškus ir tiek pat naudingumo balų, laidžiusiai ir tritaškius ir vidutinio nuotolio metimus nuo vienos kojos ir baudusiai turkus per baudos aikštelę. Jo taip pat ir puikiai talkinusio Lukošiaus pastangomis iki pertraukos Rytui pavyko išlaikyti trapų 1-2 taškų pranašumo. Po pertraukos Rytas toliau taikliai šaudė iš toli, susikurdamas ir išlaikydamas 5-8 taškų pranašumą. Šalia tritaškių puikiai varžovų gynybą draskė Augustas Marčiulionis, savo aštriais prasiveržimais provokuodamas pražangas ir rinkdamasis taškus baudų metimais. Tačiau užteko kelių taiklių varžovų atakų ir iš turėto pranašumo vėl teliko tik 1 taškelis. O ketvirtajame ir jis ištirpo tarsi užsilikęs pavasario sniegelis. Daugiausiai persvarą tirpdė Galatasaray lyderiai Palmeris ir Makalamas. Palmeris savo ir išvaizda ir metimais tarsi iš akies trauktas Durantas nuolat terorizavo vilniečių gynybą. Didžiąją ketvirtojo kėlinio dalį rungtynės klostėsi taškas į tašką, bet likus paskutiniams 2 minutėms Rytas kilo į lemiamą šturmą. Matyti įkvėpti net ir Turkijoje iš sirgalių tribūnų garsiai skambančių skanduočių pirmyn vilniečiai. Varžovai prametė keletą svarbių metimų, o Ryto žaidėjai vienas po kito sėkmingai užsibaiginėjo atakas, daužydami Galatasaray lanką taikliais metimais. Kaip dainavo Marijonas, kartais būna dienų, kai labai tau sunku, bet reikia tai išgyventi. Ir Rytas išgyveno. Tad su puikia pergalė ir istoriniu patikimu į kitą etapą, linkiu ties juo nesustoti. Pirmyn vilniečiai. Čia buvo Audra Mikšienė. Daugiau mano komentarų galite rasti mano Facebook puslapyje Audra Mikšienė. Rytas Galatasarayų įveikė 90-81. Kaip savo gimtojų miesto komandą tu įvertintum po šitiek metų jau žengiam tarp 8 geriausių? Super. Labai ir darbę neturėdami vieno iš pagrindinių žaidėjų, metančio žaidėjo, tai tikrai, nežinau, daugmaž ten lietuviukai mūsų, nežinau, kurie gal net šanso nėra gavę, nežinau, išbėgti ant tokio parketo išbėgo ir tikrai nepagadino vaizdo, tai, nežinau, labai džiaugiuosi, tai yra to, ko man nepavyko padaryti, nes negalėjau padėti, nes buvau su trauma, bet, nu, čia galim lyst dar giliau, bet taip, labai džiaugiuosi, dabar dar gavo Nymburgą, tai tikrai galima žaisti. Po pertraukėlės vėl mes susitiksime krepšinio pasaulyje. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Krepšinio pasaulyje. Tęsime laidą krepšinio pasaulyje ir pasakojame apie Urbo Lietuvos nacionalinę krepšinio lygą. Šventė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno krepšinio taurė, kurią įsteigė NKL-as. Pagerbta istorija. Labai ilgai laukėme to momento, kada mes galėsim pagerbti žmonės, kurie iš tikrųjų į Lietuvos krepšinį įnešė labai svarbius pradinius žingsnius, be kurių tos šlovingos istorijos Lietuvos krepšinį turbūt nebūtų. Legendinio trenerio Vlado Garasto idėja. Ir galvoju, tai tikrai pratęs sezoną, palaikys sportiškumą. Ir turim tikrai tokių ambicijų. Su 4 stipriausios komandos po reguliaraus sezono turi laiko tarpą be rungtynių, tai natūralu, kad reikia ir žaidybinio laiko, ir komandoms, žaidėjams patiems, kad ritmas išsilaikytų iki atkrintamųjų rungtynių prasidedant. Tai tas sportinis aspektas, kuris reikalingas ir naudingas. Nauja Urbo NKL, sakyčiau, vystymo linija ir aplamai labai norėčiau pasidžiaugti šių metų sužydėjimu visos nacionalinės krepšinio lygos. Tikrai organizacinis lygis, sportinis lygis yra nuostabus. Turim naują puikų trofėjų. Buvo ištraukti burtai, kas su kuo susitiks, sužais po 2 rungtynės ir
išaiškėjus nugalėtojams, nugalėtojus sutinka finale. Po 2 kartus namuose ir išvykoje Dariaus ir Girėno taurės pusfinalyje susitiko 2 geriausios lygos poros. Marijampolės Sūduva Mantinga, tamsiai apranga, į geriausią reguliaraus sezono komandą, pirmose rungtynėse savo aikštelėje vos 86-83 įveikė Šakių Vytį Vytauto Didžiojo universiteto komandą. Pasitinkam gerom nuotaikom, vis tiek pirmą vietą užėmėm, bet tuo pačiu ir atsakomybė visai kita. Turim įrodyti, dėl ko mes toj pirmoje vietoje esam ir kad tos 2 rungtynės, kaip pasakyti, turim solidžiai sužaistęs, turim gerą trenerių štabą, Ūsas, Šilanskas, Lukas, paruošę planą mum viską. Tai tikiuosi, kad tos 2 rungtynės gerai sukovosim, su ta gera nuotaika tada ateisim į playoffus. Antrose rungtynėse Valdo Adamkaus sporto centre Noreikiškėse šeimininkais jau buvo Vyčio VDU krepšininkai. Deja, aikštelėje šeimininkavo sūduviečiai. Gal dėl to, kad marijampoliečių palaikymo grupė buvo aktyvesnė ir balsingesnė. Maltinka turėjo ir Aurelijų Pukelį, kurio trijuliai nepasisekė pirmose šiais metais tarptautinėse rungtynėse. Įtūžęs dėl to Aurelijos antrose pusfinalio rungtynėse pelnė 22 taškus, Domantas Dilys 15 ir marijampoliečiai nesunkiai 90-81 laimėję prieš Vytį VDU išsiruošė į finalą Telšiuose. Mums yra žymiai lengviau žaisti prieš komandas, kurios yra stipresnės, pasirodo. Kaip matome iš antrojo etapo, žymiai sunkiau žaisti prieš visokias komandas, kurios yra gale turnyro lentelės. Vilkaviškio Perlo Go komanda, žalios spalvos apranga, jau keleri metai yra NKL lyderiai. O kai Suvalkiečių sustiprino LKL žaidęs Žygimantas Skučas, jį tapo dar geresnį. Pirmose Dariaus ir Girėno taurės pusfinalio rungtynėse vilkaviškiečiai palaikomi aistringų žiūrovų Kauno Žalgirio antrąją komandą nugalėjo net 12 taškų skirtumą 87-75. Gal suteiksiu Žalgirio treneriui motyvacijos papildomas pasakydamas, kad mes tikrai laimėsim šitą pusfinalio seriją ir net aš kitaip nemastau. O finale jau 1 rungtynės, ten žinot, kai bus, tai bus. Ir atsakomosiuose pusfinalio rungtynėse Kaune suvalkiečiai buvo skūpus ir neleido jauniesiems žalgiriečiams smagintis prie savo krepšio. Nors šeimininkus palaikė ir Žalgirio MVP Silvainas Francisko bei Žalgirio klubo vadovai. Perlo Go komanda užtikrintai pirmavo Giedriaus Stankevičiaus, Ąžuolo Hopeno ir Žygimanto Skučo taikliais metimais. Jie įveikė Žalgirio antrąją komandą 99-95, kurioje naudingiausias 20 balų buvo Dominikas Grunkis. Jis dėl pralaimėjimo taip sakė. Jie labiau norėjo, nežinau, nepasisekė. Jie labiau norėjo to finalinės. Tai tas ir lėmė, manau. Ruošimės playoffams ir bandysim tenais sudrebinti. 2026 kovo 21-ąją Telšių sporto arenoje įvyko pirmasis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardo taurės finalas. Jūs matote varžybų uždarimą. Tarpusavėje varžėsi 2 Suvalkijos komandos, 2 kaiminių miestų Marijampolės ir Vilkaviškio krepšininkai. Antroje vietoje liko Vilkaviškio komanda. Sveikiname Marijampolės Sūduvą Malseną, kuri 90-73 nugalėjo Vilkaviškio Perla Go. Buvo įteikta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno taurė. Dabar šių, kaip ir finale nežaidusių ekipų, laukia Urbo NKL čempionato lemiamas etapas. Sėkmės tau nacionalinė krepšinio lyga. Esu tikras, kad tai taps dar viena Lietuvos krepšinio pažiba šis renginys. Savo laidose mes dažnai prisimename tuos, kurių jau nėra. Vienas iš jų klaipėdietis Kazimieras Budrys, kuriam šiomis dienomis būtų 90 metų. Šeimų krepšinio turnyro organizatorius 2019-aisiais paliko mus ir iškeliavo amžinybėn. Čia kai kurie siūlo, kad Kazimierai reiktų atšvęsti dar ir 50-ąjį turnyrą. Taip kad čia 10 metų beliko, aš manau, kad viskas įmanoma. Tik reikia noro. To noro, aš manau, dar yra. Savo šimtmečių nenorit sutikti? Na, čia jau reikia iš pradžių
50-mečio, pusė amžiaus būtų turnyrui. Tai čia, aš manau, čia reiktų į kažkokią tai genijus ar kokią knygą įrašyti. Aš manau, čia tokių ir pasaulio ko gero nėra tokių, kad šeimų ten vyktų. Nu, ten galima sukurti, ten vyksta švenčių metu, ten šeimos ten sudalyvauja, ten. Bet kad čia taip reguliariai tiek metų, aš pats stebiuosi. Bet vadinasi pavyko, kažkas tai išliko ir džiaugiuosi, kad tikrai šiandien girdžiu, kad kai kurie pradėjo nuo tokių vaikučių, pradėjo pas mane šeimos krepšinio turnyrą, dabar jau jam vėl ten jau pretenduoja į aukštas komandas, suprantat, tai čia yra dvigubas džiaugsmas, taip kad ne veltui bėga tie metai. Kazimiero Budrio svajonė, kad bus surinktas 50-asis jubiliejinis taurės turnyras, išsipildė. 50-ąjį, kaip ir iki šiol buvusius turnyrus, rengia klaipėdietis Algimantas Vaicekauskas. Ir šis, gegužės pabaigoje, tikrai bus įdomus, gal bus ir naujos dainos. Kazimierai Budry, gerai, kad tu esi, šiandien krepšinį žaidžia Lietuvai visi. Kazimierai Budry, gerai, kad tu esi, krepšinį šiandien žaidžia Lietuvai šeimos ir visi. Kartu su Deividu Sirvydžiu sakau, šiandieninę laidą Krepšinio pasaulyje baigiame, kad susitiktume vėl lygiai po savaitės. Ir tikėkime, tada papasakosime ir apie Ryto, ir apie Žalgirio pergalės. Juk jums ir mums jų reikia. Ačiū, kad žiūrite. Viso geriausio. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis.